7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi. Dabar Matonis apsimeta, kad manęs laukia, nors iš tikrųjų ėjo ir net nelaukia. Ten mes turim administracinę komisiją. Mūsų nakvynės vieta. Ir mūsų nakvynės vieta. Priminkim, kur mes čia esam. Tauragės. Sprinto ralis. Pirmą kartą ralį mato šitas miestas. Roko Baciuškos taurį Ainė. Šviniaus. Taip, neteisingai. Nusimetė mašiną kažkur biškį toliau, parking erdvesniam. Nes čia pakankamai taip Čia galima važiuoti. Ja. galima, bet nesu tokių sąstatų. Einam, praeinam Adminkę. Tada po pusvalanduką Netechas. Plius minus. Ir Rekė. Reikia. 4 valandas galvoju, kad susisusim. Na, žodžiu. Štai ir pasitink. Oi, čia ir pavalgyt galima. Atrodo visai gerai. Atsidarykite. O. Raudoni kilimai, čia viskas. A, kur čia? Va, čia. Adminkė Dan. Kokie įspūdžiai pirminiai apie viešbutį? Aš sakyčiau, kad čia bus geriausia nakvynė mūsų ever. Aš laukiu jau susirašymo pabaigos. Oh my god. Pirmą kartą. Čia yra Tauragės Kempinski. Visiškai. Žiauriai geras viešbutis. Sakė pusryčiai nuo 8, bet mums biškai anksčiau reikia, tai... Bet sakė, neišvis, jeigu anksčiau atvarysim. Dabar varom į Techą. Nusikrausim ten mašiną. Lipdukai. Visą ką. Priekaba į Tralų parką. Ir varom Rekint. Organizatoriai sakė, kad reikės kažkur, 2-3 valandų, gal labiau link 3. Tai va. Tai šiuo metu vyksta Rekė. Žinai, koks pilnas žodis yra Rekės? Rekonesanse kažkaip. Rekonesans. Susipažinimas prancūziškai. Tai pavargė šitie veideliai šiek tiek. O šiandien buvo nemažai skubėjimo, ilga kelionė visų pirma. Ir viskas taip, viskas ant įtampos. Tai nebūtų įtampos, jeigu kažką darbas būtų išleidęs, ne Matoni? Nebūtų. Bet tokiam jau pasaulyje gyvenam. Tai va, bet turime 2 surašytus greičio ruožus. 1, 3 ir 2, tai 1 sekcija. Iki serviso 1 jau susirašėm viską. Ir važiuojam toliau, dabar laukia 4, 6 ir 2 valanda 45 minutės iki susirašymo pabaigos. Ir jo, o litoklinių autostradų turim, pavojingų miškų tramplinų turim, lėtų posūkių turim, greitų tiesiųjų turim. Daug. Tai visgi gerai, kad tos fritechus susidėjom naujus, pravers, greit pritrint reikės. Ir jo, šiandien laukia panašu ilgas dar vakaras. Dar bandom kažkaip spėt tos 3 susirašyti ir pasitikrint. Ir tada į viešbutį tikrintis. Ir rytoj labai anksti, šį pirmą kartą LK0 9 valandą. Uždaram parke automobilį turi stovėti iki 8:30 nuo 7 ryto. Aš dar turiu grąžinti skolą techniniai komisijai nuvažiuoti. 1 lapą pritrūko, nesusidraugavau su printeriu. Ir jo, žodžiu. Įtemptas mūsų tvarkaraštis. Kaip jūs, ponė? Gerai. Aš galvoju, kad turėtumėm 8-9 nespėt. Gal teks rytoj iš ryto, bet stengsimės, kad spėtumėm. Bet ką čia stengsies, kai už nugaros didysis brolis stebi. O šiaip tai dopai, tai jo, pirmas tai toks blecha labai šiaip greitas, bet labai smagus. Antras toks Trumpukas. Miške, trumpas, varai, posūkis. Tai, bet vieną kartą važiuojamas, nežinau dėl ko, gal minkštoka. O toliau pamatysim, kas mūsų laukia dabar. Šiaip šiandien, šį penktadienį, tai vat, jūs, kurie maizdą šiuo metu matot tokį mantą prie Hiluxo vairo, tai šiandien realiai daugiau nieks jo kitaip ir nematė. Nes Hiluxas vis dar net pakrautas mūsų sportiniam tašėm iš Techo. Ir jo, važinėjom šiandien visą dieną. Tiksliau, Mantas važinėjo, paskui mane pasikvietė su
Toyota Hilux. Mūsų ir serviso automobilis. Jis bus rytoj, nes ten gale yra Monsterio palapinė sukrauta ir, žodžiu, rytoj bus gražu. Tai va, bandom spėti. Pralašiau lažybas. Spėjom? Spėjom. Bet jau su šviesa Hiluxą. Visi dopai surašyti ir patikrinti, sufilmuoti, dar dėsim namie šitą procesą. Nu, ku? Nu, blemba, tie, palauk, 4, 6, 5, 7, ne? Aha. Nu, tokie smagus, bet greiti. Nu, blemba, šitas tai Čia 3 sekcija bus paskutinė. stipruoliškas. Finišui, desertui. Toks tiu. Jo. Tai viskas. Namo. Tikrintis, pavalgyt, miegot. Į Tauragės Kempinskį. Tai. Mes čia kaip atvažiavom kaip mėnesį prie jūros. Jep. Sveiki atvykę į MTV mūsų kribą. Šiaip jūs pasižiūrėkit. Vardinės pagalvės ir virtuvė. Va čia yra levelis. Čia. Tauragės levelis. O yra minibar? Ne, nėra minibaro, bet yra kiaušiniam kur Bet pasidaryti. galim patys minibarą pasidaryti. Nu čia jo, per tos 3 metus važiavimo. Ekranas. Per 3 metus važiavimo, manau, vienas prabangesnių. Darnas tikrai gerai. Kaip vardinės pagalvės rodo. Iš mūsų. Koks vaizdas per langus. Hiluxas. Bambukai auga, viską. O, kazinkė. Va, išeini iš kazinkės ir iškart matai, kad iki tavo pinigam. Iki... Gerai, ką mes dabar turim, ką mes dabar darysim? Mes dabar turim 11:30. Tai manau greituoju būdu reikia persižiūrėti stenogramą. Kad čia modemą pasiėmei? Ne, Routerį. čia mano pakrovė. Ir turim Smart TV. Kolegos Iš jau lovytės. yra sakę, kad galima pasileisti onboardus iš lovytės. Žiūrėti tiesiai čia. Tai panašu, kad greit pasižiūrim, nusiprausim, nes to ankstyvas rytas mūsų laukia. Nu. Nu. Tai va, tiek žinių. Pavakarieniavom už brangiai, Jo, kainas tai. bet nusipelnėm. Bet šiaip fainiai buvo, bet kažkaip įprasta, kad provincijoj, Galima Tauragę provinciją Tauragiškiai papjautų už tokį žodį, biškiai yra pigiau, bet kainas čia buvo vilnietiškas pakankamai. Tai va, nu niekas, mažiau benzo važiuosim rytoj. Viskas, prisijungsim gal iš reikia pasitikrinimo, o gal ir ne, nežinau, gal užmiksim. Donė? Doner kebab. Repetavom šitą veiksmą. Tai žodžiu, turėjom daug korekcijų. Ne. Nu, minimaliai. Kažką paslėtinam, kažką pasigreitinam biški. Šiaip man atrodo, kad čia visai smagu. Čia geras ralis bus. Labai gerai greičiau ruožu. Šiaip žinai, keliai tokie visai platus. Aha. Ir kur palikti ir panašu, kad gera danga bus. Čiut lietaus. Jo, Mes kad daug nedulkėtų. Vėjas šiaip turėtų būt, Šiaip žadėjo rytoj lietų. bet va tokiuose miškuose, tai jeigu nepalis, tai jaučiu, kad minutės gali ir pritrūkt tarpų. Šiek myšt patiriaut ir Ane? anksti keltis. Kada 6:20 žadintuvas. Kiek? 6:20. Ha, tu beproti. Mums dar susirinkt mašiną, nuvažiuoti įsirengt Monsterio palapinę pirmą kartą pasistatyti. A, jo. Ir labai anksti prieš startinę zoną. Ir anksti O startas. ką su pusryčiais sakei, išsinešimui? Susiderinsim jo. Susiderinsim. Taip. Vietą ir laikų. Vietoj. Vse, davai, mes mėgėtum. Pasikeitam gale naujas padangas zestinkės. Kas čia dar, nu, susidėlis pėsas, bla. Nu ir šiaip, nieko ten labai daug daryti nereikia. Stabdžiai pakeisti, nauji. Matysim, kaip stoja. Turėtų būti labai gerai. Tai va, 1, 3, manau, bus toks apšiliminis. 2 labiau susuktas. O antroji ralio daly jau prasidės tokie, nu, labiau susukti, bet taip pat pakankamai greit. Tai va, aš lėkiu iki Bardės ir už 15 minučių startuojam pro arką. Nu, mielasis, 3 etapas, rali Tauragė, 1 greičio ruožas. 10 sekundžių, 300 dešinį 6, kairį 6 drąsiai. 100 kairį 6 per trampliną, 50 dešinį 6.
200. Dešinys 4 prie medžio. 70. Atsargiai. Dešinys 5. Don't. Oi. Kairį 6 per trampliną. Čia trejetas žemyn. 50. Dešinys 4. Ramiai. Dešinys 4. Ir tramplin dešinę drąsiai. Čia kairys 2 neišleis sankryžoj. Šimtas 50. Dešinys 4. $300 finish. Good. Čia dvejetas. Viskas. Chujavas laikas bus. Kodėl? Antroji, kai nusimečiau per daug. Sveikinu, pirma sekcija baigta. Turim prie servizo labai skanių dalykų. Kur susitinka du berniukai su pilvukais, ką? Ką turim? Du berniukai su pilvukais. 3. 3 teisingai. Lengvai papietaujam. Ir tęsim šitą. Aš taip tą. Dar berniuką paimsim tą, kol mūsų mažulė prižiūrima. Papasako, kaip sekėsi. Gerai. Tiesiog gerai. Net keista, bet Pagal planą. Ta pertrauka biškį gąsdino prieš startą ir per susirašymus jautėsi ir per testus, kai mes buvom išvažiavę praeitą savaitę. Bet kažkaip atvažiavom ir darom savo darbą tiesiog ir viskas. Tai nenoriu karksėti, bet kol kas viskas smooth. Yep. Kairys 5 ir dešinys 5 į kairį 6. Čia dešinys 2 minkšta, tramplin 50, dešinys 3 keep. Dešinys 5 keep pro šakas, 70, kairys 3 glaust. Čia tas. 100 PM. 200. Nėra, kad 5 per šventės? Ne, būdavo. Okay, supratau. Tai irgi geras zopas, nepasivaja. Nebenori, nepaskaitysiu. Aš jau savo darbą padariau, tu vairuok. Go. Kairys 5, 200, 6 5, 500. Nice. Trejetas. 150, stop, tramplinį kairį 2, kairys 5, 100 dešinys 5, keep. Nu į lazerį stovi. Matai, šuolis. Redemption su šituo dobu. O 7 greičio ruožą esam. Lemba šitie 4 buvo šiaip reikalų. Tokie ne mūsų gal greičio ruožai, miške nebaisiai man patinka. Patirties tokios neturiu, kad aklai visus posūkius varyt. Nu ir tas labai matosi rezultatuose. Vaitasius dėlioja net mūsų klasės lyderiui buvusiam, nu ir esančiam Grigaičiui. Tai, nu, aštru, šiaip pagarba Remigai. Sakė, šturmanas labai pušint pradėjo, kad nemyštų, kaip sakant. O, ką čia gerat, parodykit. Va, šitas geras. Nori? Aš turiu dėžę. Nu, Kodėl kaip? aš parduotuvėje perku, jeigu tu dėžę turi? Nežinau, kodėl neteini. Ką aš žinau, 4, 6 labai blogai, 4, 5 tai yra. Pirmų važiavimų, nu ten nepagavom tempo, belekas darėsi, ten pjovėm žolę aplink greičio ruožą, o ne greičio ruožų važiavom. O po to kažkaip biškį pasitaisėm, bet ir tai ten 6 sekundę pasigerinom, 7 sekundėm. O matei Vaitasius, ką išdarinėjo? Jo, belekas, skrenda. Aišku, ten, žinai, jaučiu važiavo to tokiu pačiu idealiausiu keliu, kur nei rychla, Nu, nei tikriausiai. ir nuvalytas, nes mes važiavom nerealiai sledu. Jau dažniausiai važiuojam, visat būna toks, žinai, saugumo jausmas tai mašinai, toks, kad viskas kontroliai, visa kita, dabar nebuvo jo. Dabar važiuoju, akis stačia, žinai, baisu. Sakė, šturmaniukas jį labai pušint pradėjo.
Tai gerai, geras šturmanas reiškia. Jo. Priminė, kad gazas iki galo Sakė, nusispaudžia. kad nemyštų ten, kur nereikia. Blemba, matosi. Jo, stipriai, Stipriai, aš mačiau, baisiai. Jis stipriai, jo, labai gerai sulėkė. Šaunuolis. Aš sakau, nu mum tai mum, okei, bet jum, kad dėlioja, tai wow. Nu, O kaip patiem? Blemba, ketvirta. Palauk, ką ketvirta? Ai, nu tai ten atsirėmėm galiniu ratu. Tada pusę do pagalvojau, kad padangą nusimojo, bet nieko nebuvo. O penktam rėzinau. Nu tai parūkščiai šoviau. Tai irgi tada galvojau, kad ratas ar pasikreipė, ar pramušiau. Tai bet irgi nieko nebuvo, tai nežinau. Irgi atsirėmėm vieną kartą, taip irgi kažkaip jau net atrodė nusimantavo, toks kažkoks buvo lyg, bet viskas gerai. O po to Andrius stabdis su rankiniu vienu metu netyčia timtelėjo ir kažkaip neatėjo pakankamai greitai mintis pertempt rankinį, tai irgi laiko praradom nemažai. Nežinau, žiūrėsim, dabar gal bus geriau, biškį susikaupsim labiau ir... Nu čia irgi miške bus, tai... Nu šiaip sudėtingi, man ir tas karjeras labai, jisai toks ten labai minkštas, jaučiu žiaurų bus, kaip ten neužklimt reikės antrų vaikų. Matysim, nu. Ateis laikas, pažiūrėsim, dabar nėra čia Aš dabar nuo Vaitasiaus 2 sekundės pirmams, tai sakiau, Maikai plėšti, čia nereikia šitas adoptus apliamų. Bet dabar jau gali reikėti. Nu jo, dabar bet jau tai... gali biškį reikėti, prasitempt, žinai, apykaklę. Nenušausgi, kad... Nu, dėl savęs, gali Nu, dar dėl biškį. savęs, jo. Gali, taigi pats žinai, kad gali. Aš turiu klausimą. Vakar sakėt, kad rėzinsit visur, kur išeis, nes 3 metrų važiuokit. Taip. Vykdat planą? Laužo mašiną, kebras. 3.30 čia. Kaip čia sakė? 3.30. Žinai, kaip apie tavo mašiną sakė? Don't be gentle, it's a rental. Valdiškai. Valdiškai, nu, taip. Lietuviškai valdiškai. Jo, visur katinam, absoliučiai. Leidžiam per bortus, per viską. Palauk, tu su Erke važiavęs? Aha. Šita kaip? Kitaip, bet gerai. Aha. Biški kitaip. Lygiausiai papasakot podcast'e. Nu, jo, biški kitaip, bet gerai, labai. Šiaip, eik. Nu, tau kad nors gal iškils proga pasėdėt pas ką nors. Aha. Ir jeigu bus kokia tokia šlykšti vieta, kur tu sukasi dantis iš įpratimo, švies. Skandintis, tada žiūri, kad nieko, jau praėjo ta šlykštį. Nieko, išvis net išvis. Tai tipo dėl kelio būklės? Aha, Okay. išvis. Nu tai aišku, ten išvežiu, žinai, išsitampa, išsitaso, bet kur kokie yra, žinai, kur tu jaustum, kad turėtų tau ten kažką padaryti, nieko. Kiet. Tai va, gerai, labai. Nu, tu papasakok, daug aš šitas noriu interviu paimti, tavo video vlogų. Gerai, tai pasakok, kokius, pavyzdžiui, darai veiksmus, žinodamas, kad galbūt priekinis ekipažas yra ir per toli rizikuot, bet ekipažas iš Kas bus, galo, jeigu neatsakysi? nu pasakyk, ką darai. O ekipažas iš galo atsilieka 2 sekundėm. Ir liko 2 greičio ruožai, kurie iš esmės yra turbūt, kaip Vyrantas sakė, nu va šituose reiks pasistengti. Ką darau, tai eisiu dabar peržiūrėsiu dopus. Nu, Dopa. dopa. Ir neplėšysi Maiką. Nieks nenušaus, jeigu į 3 nukris. Nenušaus, ne. O Vaitasius vis tiek turi kokius 3 kartus daugiau patirties. Ok. Man Gerai. labai limpa, tai žinai, kur akli miškuose. Gerai, bet kad tiksliai suvaryt. Bet nori vis tiek tiksliai suvaryt. Jo. Tai čia reiškia, kad toks nepasiduodi. Ne. Ne. Bet per galvą nesiversi. Ne, nes gali tada apsiverst kažkas kitas. Jo. Gerai, va taip ir reikia. Bet turi suvažiuoti taip tiksliai, kad galėtum tik pasakyti, ten galėjom greičiau. Aha. Bet, Ir nereikėtų sakyti, va ten taip nereikia, ne? Jo. O, Taip. išlaikytas egzas? Aha. Ir žinai, ką svarbiausia? Didmeistri. Stabdymai. Jo. Važiuoji ne pirmas, matai vėžę. Tai ten, kur jau išrausta, ten stabdžio, ne? Jo, tik neblokuok ratų. Nei vieną kartą neužblokuok. Pradėt stabdyti ten, kur išrausta labiausiai. Gerai, tik įkrenti ir... Gerai. Va taip ir darysiu. Labai gerai. Gerai, o aš norėčiau jums pasakyti,
kad. Palauk, reikia nelinkėti sėkmės, o tiesiog pakaifuoti. Gerai, ačiū, susitiksime su jumis. Interpas. Jo, Matoni. Esam pasiruošę paskutiniam greičio ruožui, kurį važiuosim 2 kartus. Liktai tarp jų bus irgi regrupas. Kažkas tokio. Ten aštru, reikės susikaupti, bet nesiplėšysim. Per galvą dabar 3 vieta yra per 2 sekundės nuo mūsų, mes dabar esame 2. Bandysim savo tempą, nesiplėšysim, bet bandysim tiksliai. Jokios tragedijos nebus, jeigu ir nepavyks. Bet pralošt gali daug, jeigu čia kažką bandys įrodyti. Tai va. Kairys 5, 50, kairys 3 neišleist, 3. Ir tramplin kairę į dešinę 6, 30, stop, kairys 2. Ramiai. Ir dešinys 5, keep. 30, kairys 4. Kiek, kas čia? 5, į kairį 4. 50, dešinys 2. Čia dvejetas dar vienas. Čia 4, 3. 3, 3, 3, man tai. Šuolis. 100, kairys 2. Čia kairys 2. Gerai, ramiai, suskaup. Ir kairys 4, keep. Dešinys 4, 100, stop, kairys 1. Ramiai. Čia, kairys 1. Ten išgelbėjai mūsų šiknas. Ten geras seivas buvo, eik tu savo. Mačiu. Kaip nejauku buvo. Stabdžiai. Labai nejauku. Ir paskui ritmas visas pasimetė. Tai prasme, ant tokių dulkių, tokių sienų dar nesam matę. Atvažiuoji ir tiesiog nesupranti, kur randiesi. Matoniai sakau, pakartok. Sako, ką kartot, aš pats nežinau, kur esam. Kuris čia posakis? Ir vieną tokį seivą turėjom, jau sukosi bemiegės naktis garaže. Tai mes gal geriau grįšim su sveika mašina, bet be rizikų. Kairys 5, 2. Ir dešinys 5, keep. 4, 3, čia tas mūsų. Nice. 100, kairys 2. Dešinys 2, 100, dešinys 6. Bačkiai, gerai, laikai. Dešinys 6. 500, Rally Tauragė finish. Pirli. Belė kokį grybą pjovėm. Nesvarbu, gerai. Stadyk. Pirli. Antroje vietoje Remigijus Vaitasiaus ir Daumantas Vasiliauskas. Švietimo automobilių sporto klubas. Remigo Kazanyga, kaip parašyta. Oi, ten policija, matelį, žinau, galbūt, kad dėl tavęs. Nes jau lėkiai kaip akis išdegęs. Monsteris! Sudegęs brau! Ar čia, oi, negalim šitą. Šitam tadai iškirp. Čia kito brendo.